Erasmus Plus BIP projektas atkeliavo ir į VTDK technikos fakultetą. Visą savaitę studentai iš Portugalijos, Lietuvos ir Estijos kūrė internetinius puslapius. Eikime pakalbinti workshopo dalyvius ir organizatorius. Pakalbinkime Jolantą, šių dirbtuvių organizatorę. Jolanta, kaipgi gimė idėja organizuoti šias tarptautinės dirbtuvės? Taigi, BIP projektą technikos fakultete vykdome jau antrą kartą. Šį semestrą orientavomės į informacinių sistemų inžinerijos studijų programą ir visą semestrą mūsų studentai kartu su dviejų šalių, tai yra Estijos ir Portugalijos studentais, hibridiniu būdu studijavo du dalykus, kurie buvo integruoti būtent per BIP programą. Tai yra mokslo dirbtuvių projektas ir dar vienas dalykas, kuris yra specifinis, tai yra objektinis programavimas. Šio BIP projekto esmė yra sukurti internetinį puslapį būtent mokslo dirbtuvių poreikiams. Taigi studentai darbavosi ir mišriose grupėse, ir individualiai, ir šiandien gimsta mūsų projekto rezultatai. Bet aš tikrai gerai supratau, pusę metų jie dirbo, visą semestrą, ne visą savaitę, bet semestrą. Visiškai teisingai supratote, pusę metų, kadangi BIP programa buvo integruota, kaip ir sakiau, į studijų proceso grafiką ir būtent tie du dalykai, už kuriuos studentai gavo 6 kreditus, taigi buvo studijuojami hibridiniu būdu. Kurie projektai, kurie studentai geriausiai dirbo, galbūt klausia? Bent šiek tiek VTDK pagirkim. Be abejo, VTDK studentai yra patys geriausi ir jūs tą įsitikinsite per mūsų šiandieninius rezultatus. O rezultatai tikrai puikus. Keliaukim pasidaryti rezultatus ir pakalbinti studentų. Kalbinam šauniausius studentus visoje Lietuvoje, taip? Visiškai teisingai. Koks tavo vardas? Aš esu Denas. Denas ką tik pristatė savo komandos projektą, išskirtinę web svetainę, ne? Kuo jį išskirtinė? Manyčiau, jeigu reikėtų įvardinti 3 svarbiausius aspektus, tai yra labai paprasta vartotojo sąsaja, tai yra lengva prieiga prie mūsų visų socialinių tinklų, kiekvienam puslapyje galime visą tai matyti ir svarbiausias gal aspektas būtų iš visų 3, jog tai yra paprasta forma, kurią gali užpildyti bet koks verslas, bet koks žmogus ir gali kreiptis tiesiogiai su savo problema į studentus. Faina, kai mes galime konsultuoti verslą, bet pakalbinkim kitus narius, gal nori įsijungti kartu, kaip negi tik tai vyko vien tik darbas. Dirbtuvės tarptautinės, ar pavyko kažką tai nuveikti ir po sunkių darbų su studentais iš Portugalijos ir Estijos? Kadangi dirbom 2 dienas, nuo pirmadienio iki antradienio, tai rytoj bus pramogos. Nuo trečiadienio iki penktadienio pramogausim su Estais ir Portugalais. O mūsų pramogas pakviesit su operatorium? Matyt. Mes turim dar užsitarnauti. Gerai, keliaujam toliau. Kalbinam dar vieną VTDK studentų komandą. Iškart noriu paklausti, ką BIP projektas, šitas tarptautinis BIP projektas davė tau ir tavo komandai. Šis projektas davė labiau tokios patirties, bent jau čia mūsų pirmas projektas, bent jau mano, tai yra su užsieniečiais. Dar niekad neteko dirbti su žmonėm, kurie yra iš užsienio, tai kažkaip ir jaudinas ir labai įdomus iš tikrųjų projektas, kadangi labai mano komanda yra puikiai, tai buvo visai lengva dirbti ir gera patirtis įgauta. Ar spėjot kažką nuveikti su studentais iš Portugalijos ir Estijos atvykusiais? Dar ne, bet jau artėja dienos, kai bus pramogos, tai manau atiteks dar laiko daugiau jų jas pažinti. Supratau, labai daug šaunių pristatymų, labai šaunus darbai, artėja pramogos, o mes su operatorium keliaujam kartu į tas pramogas, nors ir nekviesti, bet įsiprašome.